Sveiki, šiandien šeštadienis, Nornų diena, tai nusprendžiau padėlioti šiek tiek dėlionių su runomis ir paimti penktąją runą Raido, kuri yra penkta, pirmame ate. Aš jau nusakiau apie pirmąjį, kuris yra kaip bazinė energija vystymusi toliau. Tai va tada po Anzus. Po Anzus reiškia, kad jeigu žmogaus sąmonė yra stipri, informacija turi teisingą, pats sprendžia sąmoningai, nesivadovaudamas kitais ir turi tam stiprybę ir galią ir, kaip sakoma, fehu įtakoja, tai yra būtent visos šitos priveda, kad jisai gali spręsti ir štai tada, kai jau viskas yra su mąstymu sutvarkoj, kai yra viskas susidėliota savo mintyse, tada į realizaciją įeina runo Raido, kuri reikaluose ir ne tik reikaluose žmogaus suteikia galią veikti ir realizuotis. Būtent tame, kaip visada rodau Yggdrasil 9 pasauliuose, runo Raido yra tas Muspelheim Asgard. Kas gilinsis į runų pasaulį, visada žinokite, kad reikia žinoti mitologinius dalykus ir šių pasaulių esmę ir prasmę, nes tai yra labai svarbu. Taigi, Muspelheim Asgard, reiškia Asgard dievų galybė ir Muspelheim, kur yra ugnis, runa Dagas, kaip transformacinė. Taigi, užvedimas į reikalą, į buvimą, žmogui duoda kelią į kryptį. Dargi tai yra ugnies energija, judėjimo galia, priėmimo galia. Tai yra iniciacinė runa, kuri reiškia sujungimą, komunikaciją gali reikšti, kelionė gali būti vidinė, bet gali būti išorinė. Pavyzdžiui, kelionė į kitą šalį ar kelionė į kitą miestą. Bet tai susiję ir su vidumi žmogaus, ir žmogaus pačio kelionę ar kažkokią kryptimi, kurią jisai linkęs nusimatyti savo. Ši runa maginėje praktikoje mažiau įtakoja į kitus žmonės. Tai daugiau eina pačiam žmogui, jo reikalams. Dar ši runa atitinka kaip įstatymą, teisę, jeigu susidursite dėlionėse ar pranašavimo, kai dėliosite runas, atitinka teisingumą teisiškai ar teisingai. Jeigu negatyvę Raido, tai ir klausite, ar, sakykime, darbe ten yra kokie nors ar teisingi struktūriniai veiksniai ar neteisingi. Jeigu negatyvę Raido, aišku, kad neteisingi ir netgi susikerta su įstatymu. Taigi, dar Raido, tai taisyklės kažkoks buvimas, taisyklės nukreipimas, situacijos kontrolė, koordinacija, tvarka ir struktūra. Na, kaip sakiau, čia irgi darbe ypatingai atitinka šitą runą visą esmę. Dar, reiškia, kelionė, kryptis, važiavimas. Ir jeigu kaip žmogus Raido, tai yra žmogus keliautojas, kuris mėgsta keliauti, mėgsta naujus
naujas visokias įspūdžių galės bekeliaudamas. Žodžiu, arba dar yra vadinama kaip profesija, tai yra, kaip čia pasakyti, nemoku išversti, furistas, vat, kuris daug keliauja, kelionėje nuolat būna. Tai kaip ratas toks vadinamas. Jeigu tai negatyvi runa, sakykime, čia patrauksiu šitas. Tai aišku, neteisingas sprendimas, sustojimas, regresas, sulaužimas, krizė kažkokia kryptyje. Vėlgi, jeigu sąmonė žmogaus netvarkojo, mąstymas neteisingas, jis turi mentalinius negatyvinius darinius savyje, tai aišku, runa Raido parodo, kad nesirealizuos niekas neteisingai. Reikia viską griauti ir daryti iš naujo arba pergalvoti. Dabar jeigu klausim apie sveikatą, kiekvieną kartą dėliojant runas reikia konkrečiai klausimą labai konkretų loginį dėstyti. To ir skiriasi nuo taro, kad runoms reikia labai konkretaus klausimo, o ne taip, kad ar mylės mane, ar nemylės, ar aš važiuosiu, ar aš nevažiuosiu. Konkrečiai, jeigu aš važiuosiu, ar aš važiuosiu tam laikui, ar ten Liepos mėnesį, rugsėjį, ar aš važiuosiu, konkrečiai nurodom iš karto, kokiam laikui arba kokiam tikslui, o ne taip, kad ar aš važiuosiu, ar kada nors važiuosiu. Tokių klausimų runoms, tai abstraktus klausimai, net neverta duoti, nes parodys klaidą. Tiesiog, aišku, runą ištrauksite, bet ta runa gali būti klaidingas atsakymas. Sveikata, jeigu apie sveikatą eina kalba, sakykime, žmogus klausia mano, sakykime, turiu problemų ir jisai klausia, būtent ties ta vieta, kažko kūno vieta ar kažkur, kokios yra problemos. Tai arba kiek gili ta problema sveikatos. Tai sveikatoje reiškia Raido judėjimo organų žmogaus. Tai aišku, kojos, kas be ko, rankos, kraujas dar gali būti. Kraujas tai tikrai, žodžiu, tai yra pagrindiniai šie trys, klausant apie sveikatą. Galima naudoti ir ant kūno, piešiant raudonai, stiprinant kraują. Tai šiuo atveju galima Raido urūs tiesiog stiprinti kraują, kad stiprinti, žodžiu, patį tą kūną ir kraują ir, žodžiu, visą organizmą. Raido urūs. Dvi runos veikia, žodžiu, ištisai, be sustojimų. Nusivalo, nebeveikia. Tai yra taip. Dabar kas dar tokio, šiandien nenoriu labai daug išsiplėsti dėl Raido, nes turiu kitų klausimų jums, tai yra apie jūs, kurie žiūrit šią transliaciją, šį video, atsiprašau, apie pačius jūs ir sau turiu daug klausimų, kadangi esu pati dabar po energetinio valymo. Tai daug kas man išaiškėja, daug kas prasišviečia naujai, ką man čia toliau daryti, kokią kryptį vystyti, o gal ir išvis nebevystyti. Tai tokios pas mane. Pati Raido sakau, jūs turite informaciją, kurie sekate, kurie turite ir norėjote atsisiųsti informaciją, visi jūs turite, kurie tik tai šiaip savo žino, tai gal tada nereikia net žiūrėti video ir
net nevartyti tos informacijos, nes runos yra gyvos, jos žino žmogaus vidinės energijas. Ir jeigu runoms nepatinka žmogaus tos energijos, tai jos tiesiog automatiškai atmes. Ir jūs patys turite pajausti, kad nelabai man išeina su runomis. Runos yra labai konkretus. Čia pas mane vabaliukai tiek apipuolė. Kas čia jiems suraido. Taip kaip suraido, tai taip ir ropinėja. Taip. Taigi štai. Tokių minčių daug turiu, pamintijimų. Bet kadangi, atsiprašau, kadangi vaizdų aš jokių kažkokių nerodau, tai šiandien, nežinau, tada bandyti toliau. Aš keletą klausimų iškelsiu. Gal ir savo, jums, nes mano sekėjų nėra daug. Kiek maždaug 40, apie 50, bet nedaug. Gal net mažiau, realiai tai gal 3-4. Galiu klysti, aišku, aš nežinau, aš intuityviai galvoju. Bet toj mes pažiūrėsim, kiek jūs galite tai apimti, ar aprėpti, ar tie, kurie norite, sakykime, konkrečiai iš manęs apie runas. Runologų dabar yra ant kiekvieno kampo po kelis, tai jie visi kalba kas kaip, taip, kiekvienas turi teisę, bet ar ta teisė įteisėta, tai va, čia klausimas. Teko girdėti iš labai vienos YouTube garsios ir didelį kiekį turinčių sekėjų pasakojimą apie runas, kuri šokiravo mane savo žiniomis, kad Odinas, nusileidęs į tą vadinamą šulinį, žodžiu, kabėjo 40 dienų žemyn galvą. Na, žinot, kai žmogus nebežino, ar jis religinėme egregore, ar jis su runomis dirba, tai tada jau nežinau, ką jūs ten, kurie ten prisirašę esat kitur, pas kažkokius kitus ten rūnų meistrus ar kažkur. Tai jeigu tokia informacija, tai aš jau tada nežinau, kiek žmogus, tas, kuris apie tai kalba, turi teisę iš viso apie runas kalbėti. Tam ir yra Yggdrasil 9 pasauliai, 9 paros. Jis kabėjo 9 paras, o ne 40 dienų. 40 dienų tai susijęs su krikščioniškiu egregoru, kai mirtis ten po 40 dienų ten prasideda procesai. Tai vat jums pavyzdys toks. Nu tai aišku, čia kaip kas nori, taip tas tegul ir sprendžia. Gerai, aš tada tęsiu, kadangi video neduoda man daug paimti, skaldo per 2 dalis, o aš neturiu aparatūros didelės, kad valandą, sakykime, įdėti į YouTube, tai pasitrumpinsiu. Reikia arba 2 dalis dedu, arba tada patrumpinsiu šitą informaciją šiandien. Apie raidos pasiskaitykite. Žodžiu, naudojamės formulėse dažnai kaip įvedimas į kryptį, kaip teisė į kryptį, kai viskas sudėta, kad užvestų tą procesą link ko, kad tiesiog suktųsi.
Na ir kaip sakiau, dar galima labai, aišku, kraujui gerinti, kaip ratas, kaip toks apsisukimas, judėjimo organams, kojoms irgi stiprinti, irgi raido urvus. Geriausia taip, nes. Gerai, dabar aš turiu susidariusi tokius kelis klausimus, dabar tik tai galvoju, kurias runas, arba jau imti tas runas, kurias aš vat būtent turiu, jos yra original, yra pas mane čia iš miško, yra jos iš Lazdyno. Ir dar ką noriu pasakyti, kas turi kelias, sakykime, kelių rūšių ten runas. Tai nėra gerai. Reikia turėti vienas runas. Sakykime, čia, kur aš naudojau būtent dėlionėms kortos, nu tai jos kortos jos pasinaikins gana greitai, kadangi jeigu aš pasižiūrėsiu šiandien, jeigu užbaigimas yra, tai viskas užsibaigs ir aš pasinaikinsiu, lieka vienos. Nes iš savo pavyzdžio aš turėjau vieną kartą dar kitas šitas runas ir dar kitas runas, irgi iš Lazdyno, ir bandžiau kažkaip jas bandyti šitas keisti į anas. Bet man aukščiausios jėgos nedavė. Aš tada nešiau jas į gamtą, ten stovėjo 9 paras, bet vis tiek aukščiausiosios jėgos man nedavė jų keisti į šitas. Teko man tas sudeginti. Tai tiesiog taip yra. Negali vienu metu ten uosio, aišku, runos idealiai yra geriau iš uosio, kadangi uosis yra sakralus medis runoms. Taigi negali būti ten uosio, kokio beržo, ten dar kažkaip prisidėliojam tų runų ir čia kurios man labiau patinka, tas aš čia išsiemu, dabar tai runos nemėgsta arba vieną arba kitą. Čia buvo tai tiesiog kaip demonstracinis. Galėjo būti ir klaida, šiek tiek paklaida, jeigu aš ten dėlioju kažkokiam klausimam. Šitos runos jau rodys tai, ką rodys, tai jau aukščiausių jėgų galia. Nes man reikia žinoti tikrą tiesą dabar apie jūs. Minčių yra daug, bet aš pasitarsiu su runomis šiandien, šeštadieniais. Kai darote, sakykime, kurie darysite runoms, reiškia, būtent, va čia yra, kaip matote, kas čia yra. Visada turi būti dovanos normoms. Geriausia tai būtų, kaip aš turiu, tai patogiausia yra būtent cukraus gabaliukai 3 ir tverdandis kult po 3. Kiekvienas pranašavimas 3, kaip dovana. Ir tada jau nešama į gamtą tam tikrą dieną atsidėkojimas normoms. Šiandien šeštadienis, tai daroma taip. Taip dėlioti taip ant tuščio visiškai stalo negerai, kadangi, kaip sakiau, runos yra gyvos, sakralios ir dievų ženklai. Tai yra Dievo ženklas iš tikrųjų, tiesiog Odino ženklas atneštas pasauliui. Tai jau iš tikrųjų, kas užsiimsit, jeigu užsiimsit toliau, tai labai gerbkite tai, nes kitu atveju, sakau, nenustebkite, kad bus ir nuostolių, dar kažko, su jomis žaisti negalima. Tai yra, na ir runos daugiau mėgsta vienišus žmonės, kurie tokie yra daugiau atsitraukia nuo socialinių reikalų ir nuo sociumo.
Tai yra vienas iš didžiausių pliusų runoms. Kas, pavyzdžiui, taro, tai ten taro jau gali, kas tik tai turi kaladę, tas ir dėlioja, nes tai ten tiesiog informacijas, mokėjimas nupasakoti. Na, kiekvienas, aišku, meistras turi savo informacinės galias, tai aš nelendu jų lauką, tiesiog viskas gerai, kas ezoterikoje egzistuoja. Tegul būna, kiekvienas atsirinks savo, ką jam reikia. Taigi taip apie runas. Dabar vis einu prie klausimų ir vis bandau nustumti, kad kažkaip nesinori jūs taip apibūdinti. Bet kągi, tada renkuosi šitas runas savo, sakraliasias. Gerai, aš tada užduosiu vieną klausimą mintimis. Na štai kaip tik tai Norna. Net nesimato. Norna, taip. Taip ir atsako, kad būtina išsiaiškinti šitą padėtį mano. Ir sekėjų aš turiu kur grupę Misterija, ten nedaug mūsų yra. Dabar klausimas toks pakybo, ar aš iš viso toliau tęsiu. Čia jau Raido buvo, kadangi nėra labai kažkokia galinga ir ypatinga tokia jinai kaip iniciacinė, tai aš ir pasirinkau kaip sustojimui tokiam ir šiek tiek pasikalbėjimui su jumis. Nežinau, ar aš tęsiu toliau pamokas šitas, nes tai yra nelabai teisingai, ką aš darau. Mat ir Norna iškrito su negatyvė, kad, tiesiog apmąstyk reikalą, nes tai, ką darai, nėra labai gerai. Todėl, kad tai nėra aukščiausių jėgų ir likimo galioje nėra teisinga. Būtina kažką paimti už tai, ką aš sakau, už tai, ką aš dalinu. Jeigu, sakykime, amuletas talismanas, ten visa kita apmokama yra, tai yra viskas tvarkoj. Vieni kitiem neskolingi, aukščiausiams jėgoms viskas sumokėta ir viskas gerai. Bet tai, ką aš darau dabar nemokamai dalindama informaciją, tai rūnų atžvilgiu nėra teisinga. Ir aš kartais gaunu gerokai per galvą. Tai jau dabar susimastau. Ir po valymo, per valymą daug ženklų parodė, kad tai negali tai būti toliau. Taigi, dabar apie jūs. Taigi taip apie runas. Dabar vis einu prie klausimų ir vis bandau nustumti, kad kažkaip nesinori jūs taip apibūdinti. Bet kągi, tada renkuosi šitas runas savo, sakraliasias. Gerai, aš tada užduosiu vieną klausimą mintimis. Na štai kaip tik tai Norna. Net nesimato. Norna, taip. Taip ir atsako, kad būtina išsiaiškinti šitą padėtį mano. Ir sekėjų aš turiu kur grupę Misterija, ten nedaug mūsų yra. Dabar klausimas toks pakybo, ar aš iš viso toliau tęsiu. Čia jau Raido buvo, kadangi nėra labai
kažkokia galinga ir ypatinga tokia jinai kaip iniciacinė, tai aš ir pasirinkau kaip sustojimui tokiam ir šiek tiek pasikalbėjimui su jumis. Nežinau, ar aš tęsiu toliau pamokas šitas, nes tai yra nelabai teisingai, ką aš darau. Vat ir Norna iškrito negatyvę, kad, tiesiog apmąstyk reikalą, nes tai, ką tu darai, nėra labai gerai. Todėl, kad tai nėra aukščiausių jėgų ir likimo galioje nėra teisinga. Būtina kažką paimti už tai, ką aš sakau, už tai, ką aš dalinu. Jeigu, sakykime, amuletas talismanas, ten visa kita apmokama yra, tai yra viskas tvarkoj. Vieni kitiem neskolingi, aukščiausiams jėgoms viskas sumokėta ir viskas gerai. Bet tai, ką aš darau dabar nemokamai dalindama informaciją, tai rūnų atžvilgių nėra teisinga. Ir aš kartais gaunu gerokai per galvą. Tai jau dabar susimastau. Ir po valymo, per valymą daug ženklų parodė, kad tai negali tai būti toliau. Taigi, dabar apie jūs. Taip. Pasižiūrėsime, kokios bendros energijos jūsų, būtent kurie laikinate, žiūrite, jūsų nedaug kai kurie nelaikinate, žodžiu, tiek Facebook'e, tiek YouTube kanale, pagrindas YouTube kanale. Kokios bendros vidinės energijos tie, kurie žiūri mano, sakykime, pamokas, kurie žiūrėjo. Signifikatorius. Help. Su negatyvu. Daugelis jūsų su dideliu negatyvu kažkaip tai bandote gauti žinias, ir tai reiškia. Kadangi pozityvi, tai aukščiausios jėgos veikia per mane informaciją, bet jums jinai nėra prieinama iki galo. Gerai, toliau pažiūrėkime, kame ta destrukcija pas jūs. Kame. Taip. Dvi negatyvinės runos ir dar Evas negatyvė ir net šitą. Jūsų energijos, vidinės energijos. Taip, jūs nesate tiek patys savyje žinantis ir suprantantis, kad jūs galite prieiti iki rūnų. Tai čia tik tai 5 runa, o tai dar yra 2, tai ten suksis ypač 2 atas, kur yra juodosios runos. Jūs negalite paimti to, tai kaip jūs vystytumėte maginį darbą, sakykime. Tai jūsų energijos su negatyvu ir jums sunkiai suvokiama, kaip jos veikia. Tiesiog, netvarka jūsų pačių viduje yra. O talčia šiuo atveju gali būti kažkaip tai iš pačių namų, kur esate, iš pačiuose namuose, nėra pas jūs kažkokios tvarkos ar harmonijos,
kad jūs galėtumėt, nu ir tiesiog jo, kaip ir sakiau, runos mėgsta vienišą žmogų, kuris neturi ten šeimos, neturi ten vaikų, arba, nu tai aišku, gal vieną, bet jis harmoningas yra savo, tame, sakykime, bokšte, savo tam name, jisai ten harmoningai vysto. Pas jūs nėra harmonijos. Ir savyje, evas, sunkumai, savyje, susivokimo. Tai, nežinau. Taip, tokios ir energijos, parašytos jau runos, kurios krenta, tai jos jau galutinai užbrėžia, kad kai kurie, aišku, kreipkitės dar dėl energetinio valymo, pavalymų dar gali daug kas paaiškėti. Nes su runomis dirbti nėra taip paprasta, kaip jums atrodo. Su runomis dirbantis žmogus nėra kalbus, tai vienas dalykas. Jis ne koks plepūnas, ne koks nors tenais eina ir pasakojasi su visais draugais ten, draugų draugai ar dar kas nors, tai ne runų meistras ir ne runų pranašautojas. Tai va čia ir parodo, kad ne, jūsų energijos šiuo metu neturi potencialo runų žinioms. Gerai, toliau. Ar yra potencialių sekėjų, kurie gali dirbti, nu tai aišku, dirbti magiškai. Nu, tai magiškai tai gerai, bet aš vis tiek paklausiu, ar yra potencialių tokių sekėjų. Manas nėra jokių šansų. Jokios realizacijos nėra. Nėra iš viso, manas negatyvi, nėra. Taip kad jums geriau kreiptis, aš savęs čia nesiūlau, aš niekur nelendu ir nesiūlau, kas norės mane susiras, bet tik tai tiek pasakau, kad mano, sakykime, laikas yra ribotas. Tai va, šiandien aš ir noriu tą pasakyti, kad aš nelauksiu amžinai. Laiko intervalas yra šių metų pabaiga. Jeigu kas dar norės, tai kreipkitės dėl valymų, amuletų, nes 26 metams nežinau. Nu, aš pati savo padėliosiu dar, bet kadangi aš jau matau iš čia, kad, nu, tiesiog, ne tai, kad yra tragiška su jūsų ten energijoms, bet aš tiesiog dabar kaip runų paėmimo gale informacijos, jūs nepaimat. Tai kažkaip lyg tai tęsti, taip ir atitinka, kad ne. Gerai. Gerai, dabar turiu tokias versijas. Kokia jūsų kryptis, vat jūs žiūrit, matot, ar ten atsiverčiat, kokia kryptis norint mokytis, vat iš jūsų. Vat, žiūrėkit, kaip aš duodu klausimus, kokia kryptis jūsų. Reikia sudėti versijas runams. Ne taip, kad kokia kryptis ir aš dėlioju runams. Versijas. Kokia kryptis? Ar tai tik savo? Ar tai dirbti magiškai jau? Ar šiaip dėl įdomumo? Ai, pasižiūrėsiu ir gerai. Tai va, trys tokie nurodau, tos tada ir dėlioju. Ir žiūriu, ar savo. Nu taip norisi savo kažkaip pasižiūrėti, nu, kad lyg tai pasijausti pilnatviškiau, informacijos yra, taip savo norite.
dirbti magiškai. Ne, magiškai jūs nei norite, nei galite, nei jėgų tam turite, nieko. Ar dėl įdomumo? Taip, taip sakant, pasivaikščiojimų ezoterikoje. Taip, savo pasivaikščiojimų ezoterikoje. Pasitaiko ir gerai. Pylė nemokamai. O taip. Gerai, o kas tas algys? Nelabai jisai algys. Paprastam žmogui yra per aukštos vibracijos. Tada dėsiu dar kitą. Dėl įdomumo. Kas tas įdomumas pas jūs ezoterikoje pasivaikščiojimas? Tai čia rodo, kad, kai jaučiate nepasitenkinimą, toks, norisi kažko tokio, kažkiek biškį kad pakelti savo vidinį tokį, vidinę savo tūrį tokį vidinį, nes toks kaip ir nusiminimas, nėra informacija, čia, kad pasivaikščiosiu, pasiskaitysiu, man gal pagerės. Tai toks yra jūs. Sau, štai atmetam, algys atmetam. Sau, žodžiu, iš kažkokio tokio, bei ieškote taip, pasiskaitinėjat, taip čia pasižiūrim, čia tas čia, gal ir įdomu, gal, biškį pagerėja, tarsi papilnėja toks vidinė tokia išmintis, tiesiog, tas visa kita. Tai tokia apie jūs informacija. Gerai. Dabar paskutinis klausimas. Ir šiandien aš užbaigsiu. Paskui gal dar energijos pasižiūrėsiu. Ką patari runos, sakykime, dėl sekėjų, klientų, čia iš manęs, iš mano, kurie mes kartu sukamės. Ką patarė? Iki 25 metų pabaigos, ką patarė runos? O po 26 metų, ką patarė runos? Taip, 25 metų pabaiga uždarimas. 26 metų pradžia minus negatyvingus užbaigimas. Ta prasme, nevystimės daugiau, nes tai jokios pilnatvės neduos nei man, nei jums, nei kažką. Tokios žinios, mylėjai, atsakiau šiandien. Pamokų daugiau nebus. Nėra prasmės. Žinoma, kas norės amuletus, energetinius valymus, žinoma, prašom. Bet sakau, tik iki 25 metų pabaigos. Aš nelauksiu 10-20 metų ar kažkiek, aš tiek negyvensiu. Aš, žinoma, dirbsiu su runomis toliau, man tai yra vidinis toks papildantis ir be galo didelis užtaisas žmogui, kada aš visus procesus žinau. Aš galiu tikrinti, ką noriu. Aš galiu pereiti per visur, kur noriu. Reiškia, man didelės jėgos yra duotos kitiems procesams, nei kad nagrinėti tiesiog eilinių žmonių ten biografinės dalykus ar ten kitokius dalykus.
Pagelbėti, kas kreipsis, taip, sako, jeigu kreipiasi, tada visada atsakoma. Jeigu neprašo, tada šito daryti nereikia. Tai mano ir buvo klaida. Gerai, kokios energijos jūs čia sėdite dabar po visos šitos informacijos, kokios energijos pas jūs čia. Dabar tuoj pasižiūrėsim, čia tokias kortas turiu. Taip. Po šitos informacijos, kas pas jūs? Labai gera. Indigo spalva, šeštas lygis, aukštas lygis, viršugalvis. Iš tikrųjų, po šios informacijos jom duodama tokia inspiracija, kad gal truputį visgi vystykite tą matymo reikalą. Čia eina kalba, matyk ne išorinius įvykius, ne aplinkybės kažkokias, ne sociumo reikalus, bet viduje matyk daugiau iš savęs. Tada matysi ir aplinkui, kas kaip darosi, kas teisingai, kas ne. Bet toks dalykas. Bet kiek jūs tą sugebėsite, tai čia, aišku, pagal tas rūnas, tai kur dabar yra pas jūs tos energijos, tai jums dar yra gana sudėtinga. Aš žinoma galiu daug ten dėlioti, dar kažką, bet aš nenusileisiu iki tokio lygio, kaip kiti runologai, kad tiesiog taip turi rankose ir dėlioja, nežinau, tai tik tam, kad, sakykime, yra tokių, kurie, reiškia, tik tokie ar dar kažkur jie už atsakymą ten visokiais taškais gauna. Na, čia iš dalies teisingai, už kiekvieną atsakymą reiktų mokėti. Tai yra mainai, gebo. Kiek atiduodi, tiek gauni, tai turi būti taip. Nes aš darau jau neteisingai, aš jau nelygiavertiškai su jumis bendradarbiauju, nes aš dėstau informaciją, už kurią nieko negaunu. Ir tada man parodo, kad, taip sakoma, jeigu šnekinu, tai galim paklausyti. Ką jau čia, taip sakant, taip savo pasiklausyti, kad papildyti šiek tiek savo vidinį tą tūrį. Bet taip daryti negerai ir aš to daryti daugiau nesiruošiu. Tai štai, mėlyjeji, gal ir baigsim, kadangi čia užteks vienos dalies, žiūriu, užteks tiek minučių. Ir rašykite, jeigu kas, bet jūs retai kada rašot, ar klausot, ar kaip, tai reiškia jūsų susidomėjimas nelabai intensyvus ir ar tai noro nėra, ar gal tiesiog bijot, nežinau, aš kaip čia pasakyti. Bet yra grupė Facebook'e Misterija, rašykite ten messengeryje. Žodžiu, arba šiaip kokiais asmeniniais klausimais. Idealiau vis dėlto elektroniniu paštu, nes dažnai dabar messengerius ir visus kitus tikrins, nežinau, nuo spalio gal 1. Ten tos asmeninis duomenys, viską ten tikrins visuose, ten nieko, tai dar galima. Ne tai, kad ten yra slaptos informacijos, bet tiesiog kam tą paleisti Facebook'ui per visą ten platinimą, messengeris irgi prie to prieina, tai geriau rašyti jau man tada elektroniniu paštu, jeigu labai asmeniniai dalykai, pasiklausti ar dar kažką, tai tada taip galima. Taigi, mėlyjeji, šiandien tiek.
Su runaraidu baigiam šitą pamoką.